ką mes atvykome į naują lokacijos vietą, į kitą, ne į kitą, į tą patį krantą, bet, kaip minėjau, kitą lokacijos vietą. Aš šiek tiek suklydau, aš galvojau, kad vėjas man pūs į nugarą, bet vėjas bus man tiesiai į veidą. Nėra blogai. Nėra čia labai blogai. Gal netgi gerai. Nežinau, gal kaip mane girdėsit. Gal bus labai jau triukšminga. Ir va, jau toj priekrantės zonai jau vanduo skaidresnis. Kaip čia sakiau, jau giliai kitokie. Gal žuvies koncentracija ne ta. Žvejų iš vis nėra, nes kas tokio oro tavai žvejo, čia tokias aš galiu pablūdyti. Nes jau taip apsiniaukia šiandien. Jau stipri. Ir lietus mūsų užklups bet kurią minutę. Žuvis vandens nebijo. Aš taip pat nebijau nei žuvų, nei vandens. Tiek, kad neužfiksuosim. Tai, ką norėjom parodyti. Čia metimų amplitudė tokia pat. Labai siaura. Šiek tiek daugiau erdvės nei prieš tai buvusiai vietai. Bet čia yra primėtyta. Čia padangų visokių yra nuskandintų. Bent jau taip echolotas rodė. Toks tvenkinys, vietiniam gyventojam, kurie turi prieimą prie vandens, kaip ir daugelis turi, vienas krantas pilnai visą turi pakrantę. Bet kaip taisyklė visą laiką jie nežvejai ir neprisiprašysi. Tai tokiu atveju tenka čia atvažiuoti su valtelė. Pasigerinti visas sąlygas. Galėtų dar nelyt bent valandą. Mums reikia žuvies į kadrą. Vieną, taip nekukliai. 3+. Ir viskas. Trumpa tokia greita žvejyba. Visi patenkinti. Pakeiskim masalą, kuris mano manimu čia bus idealus toj. Tik nelik lietau, tik nelik, prašau aš tai. Šiek tiek. Duok mums. Dešimt metimų bent jau padaryti.
10 lengvų metimų. Priešais mane nam krante vaikinukai du. Nu, jie čia aš juos dažnai sutinku. Pas juos ten taip pat nėra labai daug kur įsiplėsti, palei meldus mėtą ir pagauna, aš esu matęs pats, kaip yra ištraukę taip pat ne vieną žuvį. Ir jie čia greičiausiai pas kažką atvažiuoja savaitgaliais, gal pas senelį kokį, močiutę. Gerai, šaunuoliai. Aš irgi tokių metų jau gaudžiu. Kaip sakau, nuo 5 metų su tėvuku sėdėjau jau valtį. Nu, kur mūsų plėšrūnės? Gerai, kad aš pasirinkau šiandien šį vandens telkinį, nes kur buvau suplanavęs kitur važiuoti, ten būtų visiškai ne kažką. Čia krantais nepasivaikščiosi, bet nėra čia ką vaikščioti. Čia puikios tos vietos. Bent jau nuo vėjo esam pasislėpę. Čia kažkada buvo labai smagus pliažas. 18 metų atgal čia buvo smėliukas. Galėdavai privažiuoti prie pat. Aišku, pro Tauderio ribose 30 metrų nuo pakrantės zonos. Ir kas įdomiausia, čia vietiniai visai nesilanko. Aišku, kada jiem lankytis, jie čia savo ūkiniais darbais užsiėmė. Ir beveik pas kiekvieną yra priėjimas prie vandens savo nuosavos. Nu, dabar bus. Turėtų būti. Nenori žuvis maitintis. Aš čia neparenku. Tai ko reiktų. Čia jeigu matosi yra toks stulpas vandenį. Ir aplink tą stulpą
koks kaip kalnelis. Tai žuvies ten visą laiką yra karšių, tų pačių starkių, nes jau yra gilių. Iš to stulpo yra dabėję 7 metrai. Čia, kur aš dabar laidau, 3,5 iki 4. O su valtim čia yra problema ją įsileisti vandenį. Nėra sukurta infrastruktūra tam reikalui. Tai čia važiuoja jau, kaip sakant, visai dienai, nes taip trumpam keliom valandom tai suvargsi čia. Nepritaikyta. Krantai visur stati, labai status, teisingiau, krantai, priekrantės. Štai toks ir nemėgstama žvejų, bet ir gerai, už čia žuvies yra. O žuvies čia tikrai yra. O, liktai turėjau barkštelėjimą. Liktais. Čia nieko nuostabaus. Palei meldus tos jos turėtų ten ganytis. Oi, koks negražus dangus. Žvejybai tai oro sąlygos idealios man. Apsiniaukia, vėjuota, puikiai. Tos saulės nėra, jos tikrai nereikia. Prie šūną gaudant, tai nereikalinga. O dar pabandykim greit pakeisti dar einamą savo tos vietos žudiką. Žudikėlį. Taip. Nu, Sandra, eik pas Aleksandrą. Parodyk, kad tu tokia. Užsirekomendavus. Čia ko gero vienintelis masalas, kurio per visą laiką esu nupirkęs daugiausiai. Būtent ta spalva. Aš, kaip minėjau, turiu visą gamą, bet aš žinau, kodėl ant tos labiausiai. Nu, aišku, aš ją daugiausiai ir naudoju, bet kiek teko naudoti, kada būna tas vadinamas beprotiškas lydekėlio kibimas, kažkaip ant kitos nenori. Tai aš jau, kai nuvažiuoju į žūklės parduotuvę, jau iš mandagumo 3 pasiimu. Nes jų niekada nebūna per daug, ypač vatamų telkinį, tai čia prarasti labai greit, be jokių sugebėjimų. Pabandysim iš lėto paerzinti. Jos yra čia, jos to žuvies. Čia nuo to stulpo link manęs traukiant yra toks labai tokia vagelė.
praplaukiant visą laiką ten. Tai viena, tai kita lydekai ten ant budėjimo režimo pasiruošus. Čia, sakykime, tam telkiny gal tokių trofėjų sunku pagauti. Aišku, kas turi tuos visus targetus ten. Ir kitas visas gudrybės. O čia jiem būtų įdomu. Būtų ką veikti. Bet ir tai ir ta aparatūra tų kibimų, jinai neprideda, tiesiog palengvina tą visą darbą žvejui. Tų didelių žuvų čia kaip kažkada būdavo, kai tos žiemos būdavo normalios, tai ir ledas būdavo, tai kiek girdėdavo nuo ledo žvejai. O, vėl kažkas. O, turim. Pagaliau turim, tiesiog geriamas. Nu, nedidelė, nu. Bet sakiau, žudikė, nu. Aš kaip ir minėjau, tas masalas, nu aš nežinau, ką jis čia daro tokia, vat. Lydekai tai nedidelė, bet rezultatas. Rezultatą turim iš karto. Na, nesinervuok, mes tai labai greit gražiai paleisim. Nu, o, viskas. Ainam, pasirodysim publikai. Pasirodysim. Tugi nori būti žymi. Oi, kokia tu solidi, ne. Nu, nenori jinai pozuotis. Nedidelė lydekaitė. Leidžiame savo stichiją. Paauksi, skambink man.